Jūs neįsivaizduojat, kokia čia stropuma žmonės. Iš karto, mygam, pasakym, tai čia, žinokit, nieką lygiai ten. Supratau. Ką buvo, tai, žinokit, baisus dalykas. Daugiabučio namo administratorius, dabar jo yra Centina Servis Kaunas. Jūsų asmeninė patirtis, ar yra kažkokie pokyčiai? Labai pozityvi. Šie vadovai yra labai nuoširdus. Kada paskambini, visada atsiliepia. Kas kai yra svarbiausia ir šaligatviai sutvarkyti. Matosi darbai ir ne tik tai, kaip sakant, kalba už save. Ne tik tai kūnui, bet ir sielai. Pasižiūrėkit, kaip atrodo fasadas. Šitos stoginės išdažytas, soliukai. Kas dar buvo labai malonu, buvo sukauptos gyventojų lėšų. Pagaliau pradėjo kauptis. Yra labai didelis bendravimas, bendrauja, ką mes pageidaujam. Servis Kaunas bendrauja su to namo gyventojais, kurie administruoja paprastai, betarpiškai, žmoniškai, sprendžia problemas, labai. Tarėsi. O sakykit, o jūs mokate tą pačią sumą, kaip ir buvusiam administratoriui, ar Centinai Servis Kaunas mokate? Net mažiau? Tai yra mažesni mokesčiai, tačiau jie daugiau daro darbų, kurių jūs su buvusiu administratoriumi net nematėte tų darbų. Jeigu norit sutaupyti pinigų, tai prašom kreipkitės į Centina Servis Kaunas ir nebijokite keisti administratorius. Nebūtinai Centina. Baimės jokios. Pasirodo, galima keisti administratorių. Pasirodo, jie yra skirtingi. Kaip be abejonės įmonės, skirtingos parduotuvės. Tai ir šita paslauga yra skirtinga. Nebūtina prisirišti prie vieno administratoriaus ir daug metų būti nepatenkintam, bet vis tiek su juo, kaip sakant, likti. Ir verkti, ir skųstis. Tai geriau, kad nesiskųsti, geriau rinktis naują ir nebijoti naujovių.